o tada turės mus vėl kviestis. O, tai čia nesibaigiantis pinigų šaltinis, taip? Na taip. Ką tu vėl čia dirbi? Ar jau pamiršai, kai gavai elektros aną savaitę pa šitą kaimyną? Nu jo, truputį buvo. Koks truputį dar dabar panagės pajuodė? Jeigu eilinį kartą pametei raktą, tai naudok bent 4,8 mm kniedės. Traukis, parodysiu. Šitus metam laukan. Pasiėmame 2 kniedės. Dedame čia. Vieną ir kitą. Patraukiam už jungčių, bet ne už laido. Volia. Pirmiausia, tvarkėme šiam kaimynui, darėme viršuje ir ventiliaciją, nes yra viskas aklinai užglūšinta ir stogas neturi kaip kvėpuoti. Tada tvarkėme tą, o dabar tvarkome jau ir šitą. Ar gali man atsakyti į klausimą, kodėl klientai niekad nesusiremontuoja stogo prieš montuodami saulės elektrinę, kodėl jie taip taupo tuos pinigus? O tai tu atsakyk man, kodėl tu nekeiti padangų iki tol, kol pradeda dratai lyst? Ant tokių varžtinių stogų dažniausia varžtai po truputį atsipalaiduoja ir laikui bėgant pradeda leisti vandenį. Tokiam stogui reikia skirti žymiai daugiau dėmesio. Tai dabar jau sutvarkysim ir šitas stogas kokią 30-40 metų tarnaus kaip nieko, ne? Oi ne, taigi čia varžtiniai stogai laikys kokią 10 metų, nu geriausiu atveju 15.